Aš tai kartais Indrės visiškai nesuprantu. Atrodo, prie manęs viskas gerai, bet tarkim, aš nežinau, atsivedu prie savo draugų, kaip ir prie tavęs ir panašiai, pradeda glaustytis, atrodo, blemba taip meiliai, viską daro, paima ir už rankos, ar viskas gerai ir panašiai. Ir atrodo, kad man nori sukeltą pavydą kažkokį, žinai. Pavydą, jo, tas žiauri matosi, žinai, kiek kartų pastebėjau, kad grinai prie tavęs nori pavydą pavydą. Jo, bet tai kam taip? Žiauri šlykštų, žinai. Va tame ir esmė, kad žiauri neverta šlykštų. to būtų, jeigu taip elgesi, tai what the fuck. Bet, iš kitos pusės... Man tai, žinai, tokia atrašyk. Rimtai? Bet, gerai, iš kitos pusės pažiūrėk, kai viskas gerai yra. Mes nueinam ir į parką, ir į kavinės, apsikabinę vis laik vaikšto. Jo, blema, šiaip kartu jūs tikrai gerai atrodo. Tame ir esmė, mes net bučiuojamės. Jo. Seni, žinok, man asmeniškai žiauri patinka, davai, būkit kartu. Jo, tame ir esmė, bet palauk. Tarkim, gerai, prie mano draugų taip elgės, tai tu įsivaizduok, jeigu kaip prie savo draugų elgės, apskritai kaip aš, tarkim, net nesu prie jos. Ten apskritai, kas ten, mazafaka kažkoks vyksta. Aš įsivaizduoju, ta prasme, blema, man, pažiūrėjau, kekšytė tokia atrodo. Blema, gal tu ir tiesą sakai, žinok. Bet tai dar iš vienos pusės, man žiauriai patinka vis tiek būt. Man žiauriai su ja patinka būt, aš nežinau, gerai, gal aš tiesiog per daug prisigalvoju ir tiek. Blemba, žinau, kažkiek kartų, jūs kartus mačiau, ta prasme, davai, būkit kartu rimtai, afigienai atrodo. Žinai, čia mano nuomonė, bet tiesiog, sakau, man faina labai. Tu nors kartą apskritai turi savo nuomonę? Turiu? Nes kartais tikrai netrodo, kad turi. Jeigu iš šitą pusę pažiūrėjus, tai gal ir neturiu. Matos. Jo, gal ir neturiu, kaip tau atrodo. Šiaip gal ir turiu, ką žinau.